Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 – automobilio priežiūra tavo rankose. Labas rytas, kolega. Labas, Izidoriu. Kaip tavo sekmadienio rytas? Izidorius Kauno žvėris paukštys. Ne, mes iš Bekelės žvėris esame. Bekelės monstrai. Gerai, bičiuliai, bet šiandien turime tokį mažesnį monstriuką, elektrinį monstriuką, bet labai dailų monstriuką. Simpatišką. Labai simpatišką ir stilingą automobiliuką, miesto automobiliuką Fiat 500 Electric. Ar tu galvoji, kad tokį automobilį gali vairuoti nesimpatiškas žmogus? Ne, jeigu jūs vairuojate tokį automobilį, jūs esate irgi simpatiški žmonės. Tai simpatiškas automobilis simpatiškiam žmonėm. Man žinai, kas labai užstrigo jos spalva. Aš norėjau, žinok, tą patį Aš žiūriu sakyt. ir jis keičia spalvą. Tokia smulkmena, bet maloni. Bet jisai kažkoks chamelių. Iš čia žiūrim žalias, iš čia mėlynas. Labai įdomi spalva. Žinai, kokia spalva? Elektrinė. Ne, čia yra chamelioninė spalva. Šiek tiek. Nes automobilis tikrai keičia spalvą. Bet žinokit, dabar kitas dalykas. Yra vienas labai svarbus dalykas. Jeigu jūs galvojate, kad šis automobiliukas mažas ir kažkoks niekinis, tai žinokit, nėra tiesa. Tai yra pakankamai rimtas miesto automobilis. Nes jisai turi pakankamai didelę bateriją, kad jūs nesuktumėt galvos, kad sustosit, pavyzdžiui, kažkur važiuodami, ne? Taip, nes automobilis nedidelis, bet baterija visai padori. Šis elektromobilis savyje slepia netgi 42 kWh talpos bateriją, iš kurių naudotinai yra 37. Mes kalbėsim paprasčiau, turbūt, jeigu jūs nenorit gilintis, kas tai yra kilovatvalandės, tai Izidorius dabar pasakys, 40 kWh, kiek leidžia šitam automobiliui veikti mieste. Va čia paprasčiausiai. Šiaip Fiatas mums visiems atvirai meluoja, kad į akis meluoja ir internetuose, kad su šio automobiliu turėtumėt nuvažiuoti iki 400 km, kas mano nuomonė yra visiškas absurdas ir labai toli nuo realybės. Aš žinau, galvojau, jeigu jau labai taupus, galim sakyti 15 km. Tam, kad jis nuvažiuotų 400 km, tai jis turi 100 km valgyti mažiau negu 10 kW, kokias 8 kW. Bet aš dabar, kas yra visiška utopija. Šiaip aš manau, kad jo realios sąnaudos yra maždaug 14-15 kW 100 km. Normaliai važiuojant, per daug netaupant. Nes aš su juo dabar važiavau ir man būtent va tiek panašiais ir valgė. Tai čia, žinok, tada nėra jau taip mažai. Tai aš manau, kad su juo yra visiškai realu nuvažiuoti iki 250 km. Mieste per akis. Mes ir kalbam apie šitą automobilį kaip miesto automobilį. Gerai. Žinai dar dėl ko taip yra? Dėl to, kad automobilis yra mažas, lengvas ir jo elektros motoras, nėra ypatingai galingas. Jeigu neklystu, apie 87 kW, dabar nepamenu, kaip čia tiksliai konvertuoti, neturiu skaičiuotuo prie savęs. Iš esmės apie 116 arklio galių. Aš, pavyzdžiui, nemėgstu iš automobilių išvažiavęs specialiai taupyti, važiuoti taip, kad kuo mažesnės sąnaudos. Aš važiuoju kaip su normaliu, bet kokiu kitu automobiliu. Kai tu turi elektromobilį, ypač savo pirmą, tau, žinok, labai įdomu taupyti. Tu žiūri, kiek čia įspausti. Ne, aš manau, kad su juo norit labai taupyti, nutilpsit ir į 11-12 kW, bet kam to reikia? Kam to reikia, bet galbūt jūs savo ieškotės, va, kaip tik vasara artėja, vasara yra labai geras metas elektromobiliams ir jeigu jūs ieškote savo elektromobilio, paieškas pradėkite nuo Car Vertical. Taip, va čia matote kėbulo numerį šio automobilio, jeigu vestume šį kėbulo numerį carvertical.com, tai pamatytume paslėptą šio automobilio istoriją. Galbūt jis daužtas, galbūt skendęs, galbūt ir atsukta, galbūt taksas buvęs, galbūt greitoji buvo, daug gali būti su automobiliu blogų dalykų, kurių nenorėtumėt sužinoti jau jį įsigiję. O jeigu perkat Car Vertical ataskaitas, būtinai pasinaudokit nuolaidos kodu GAZAS dugnas, šitaip gausite 20% nuolaidą ir prisidėsit prie mūsų kūriamo turinio. Nu ką, burbuliukas toks, ne? Iškart sėdynę pasistūmiau atgal. Žinai, kas yra? Man toks pirma mintis, viskas gerai, nėra apie ko kabinėtis. Visai smagu būtų čia turėti metalą, ne? Bet kaip automobilis kainuoja, būtent šis automobilis kainuoja apie 20 000 eurų. 2022 metų gamybos elektromobilis su ganėtinai nebloga baterija. Šiaip tai gera kaina. Nes aš manau, kad jis jau gali konkuruoti su tokiais automobiliais kaip Dacia Spring. O gerai, yra keturduris. Gerai. Crossoveris, taip, bet, irgi, automobilis nėra labai galingas, neturi labai didelės baterijos, bet turi panašią kainą į šį. Ir aš manau, kad vis tiek, Dacia Spring pirkėjas greičiausiai bus žmogus, kuris, perka pigų automobilį važinėti mieste. Šitam salone, kas man labiausiai patinka, tai man labai patinka šitas vairas. Jisai sukasi gerai.
Gerai sukasi vairas. Labai, bet man labai, iš tikrųjų, Man žiauriai kas geras. patiko, mane labai nustebino multimedija. Ekranas didelis, mane kas Kažkaip nesitikėjau šitam automobiliu. Man kas patiko, man patiko kamera. Nebloga, galino vaizdo kamera, nebloga. Aš nustebau, žinau, kad mes daug brangesniuose modeliuose turim tragiškas kameras. Čia tokios kainos, aš žinok, nustebau. Puikiai, pažiūrėk, plačiai ima, viskas gerai. Pačiupinėjus, durelių apdailas, jaučiasi tos pigios, kietos plasmasės, bet bendrai man salono vaizdas yra geras ir aš nelabai noriu kibti prie tų pigesnių plastikų. Man patinka. Nes bent jau dizainas geras. Man patinka. Viskas paprastai ir aišku. Nu. Man labai patinka. Beje, mes turim labai įdomų durų atsidarimo mygtukus. Du. Vienas yra mygtukas paspaudus, jis atsidaro kaip Tesla. Ir turim vieną papildomą, kuris atsidaro pačiu. Aš nežinau, nebent kad tas mygtukas. Čia žinai ką? Jeigu sugestų mygtuką arba jeigu pasimestum. Jeigu avarinis. Jeigu įsigastat, tada yra avarinis. Įsigastat, nerandat mygtuko arba šiaip jeigu turit kokią nors mygtukų fobiją, tai duris galite atsidaryti, atsilenkę rankinėlę. Viskas lyg gerai su automobiliu, bet labai liūdna. Tu gali matyti CarPlay'ų, tu gali savo puikiai. Šiaip jisai gausi gana įranga, atkreipi dėmesį. Aš mačiau čia mygtukus net pražiūrėjau. Elektromobilyje už 20 000 eurų turim padangų slėgio daviklį, juostų palaikymą, saugumo sistemų turim. Jis yra rimtesnis automobilis negu, žinai, kai pažiūrė, atrodo, čia toksai mažiukas burbuliukas. Jis, nežinau, ar gali pasiūlyti gausiausią įrangą klasiai, bet tikrai įranga gali pasiūlyti gausią pagal savo kainą. Na, aišku, man vis tiek specifiškiausias tai yra šitie mygtukai. Krypčių parinkimo, aš net šiek tiek, bet turim fizinius mygtukus, viskas gerai. Pamačiau čia sukrautus dokumentus ir prisiminiau, kad aš savo automobilyje dokumentų nesivežioju, nes aš pridėjęs visus automobilius į Car1 aplikaciją ir ten matau, ar galioja draudimas, ar galioja tech apžiūra, ar mano teisės galioja, apsidraus galiu per tą aplikaciją, jeigu yra poreikis, už parkingą galiu susimokėti, elektromobilį artimiausią krovimo stotelę susirasti ir nereikia ieškoti dokumentų kažkur dėtuvėje ar numestų namie stalčiui. Ir svarbiausia, tai galiu padaryti nemokamai, aplikacija Car1 tiek iPhone'ui, tiek Android'ui. Gerai, tu. Taupai? Na ką, štai aš esu jau automobilio gale, čia yra lyg ir 2 vietos, nes arba kaip ir nėra vietos, bet aš galiu pasakyti, kad aš į šitą automobiliuko galą įsirangiau vikriau negu tarkim į Mini. Ir štai. Žiūrėsim. Ai, palauk. Aš čia normaliai sėdžiu. Galbūt žiūrovai dabar mato, kaip sėdi Paulius Garkauskas. Bet daugiau negu vietos negu Audi TT turbūt. Jo, pavyzdžiui. Tikrai taip? Dabar galim pasižiūrėti kaip vietos bagažinė. Tai dabar, jeigu mes turim tą taisyklę, jeigu mes neturim vietos gale... Turėsim didžiulę bagažinę. Atsidarėm bagažinę ir bagažinė netrodo labai didelė, bet tokiam automobiliu aš manau, kad užtenka. Nieko blogo negaliu apie ją pasakyti. Nuvykau į Krinonos parduotuvę. Atvežiau tau dviratį ir dabar tau užduotis įtalpinti šitą dviratį į bagažinę. Sakai, didelė bagažinė. Ne, aš nesakiau, kad didelė, aš normaliai. Prašau. O tu galvoji netilps? Aš žinok, manau, kad tilps. Gerai, Izidorius Paukštys yra unikalus žmogus, unikumas ir jisai sugeba sutalpinti dviratį, normalaus dydžio dviratį į automobilio mažiausio pasaulyje bagažinę. Nežinau, dabar kam čia didesni laurai, ir čia bagažinė, ir čia dviračių, net pasimetęs esu. Nu, čia ir yra tokia apgavystė, kad bagažinės kartais atrodo mažesnės, negu kad jos praktiškai gali panaudoti, nes aš manau ir porą netgi krepšių standartinio dydžio lėktuvo tilptų, tai viskas kaip ir okei. Jeigu išsikraus bateriją, išsitraukėt elektrinį Krinonos dviratį, bagažinės dviratis karboninis, lengvas, elektrinis svarbiausia ir minas. Gerai, pradedam kelionę su šiuo nuostabiu automobiliuku. Mūsų nuotaika puikiai, nors už lango yra lietus. Bet šitas automobilis visą laiką kelia gerą nuotaiką. Gerai, ir judam. Kodėl lietuviai tai bijo tų tokių kitokių automobiliukų? Pavyzdžiui, kokiam jaunam žmogui. Tai yra nuostabus automobiliukas. Mes važiuojam į kalną ir jisai traukos kaip miesto automobiliukui yra per akis. Vairas lengvas, patogus. Bet kaip jis gerai važiuoja. Jeigu Izidorius minėjo, kad čia yra šiek tiek daugiau negu 100 arklių, apie 120. 118. Ir aš nesijaučiu, kad čia jau toks mažas tas automobiliukas. Eik tu, kaip jisai smagiai važiuoja. Negaliu patikėti, ir mes važiuojam ant normalaus režimo.
regeneracija. Įsijungiame režimą range, kas reiškia, kad jums maksimaliai taupys bateriją, kad kuo toliau nuvažiuotume. Bet žinai, kas yra? Dabar mes artėjom prie šviesoforą ir dabar mes atleidžiame akceleratoriaus pedalą ir labai neblogai veikia One Pedal Drive'as. Su gazo pedalu jūs pasireguliuojat, kiek jums reikia ir manau, kad įpratus čia puikiai galima naudoti One Pedal Drive'ą. Patiko. Toliau režimas. Turime Sherpa. Gerai. Ir dabar mes galim pasižiūrėti. Dabar ant Sherp režimo 170 km, ant range'o 155, ant normalaus, to įsuskai 147. Tai jums beveik gali sutaupyti visai nemažai, apie 30 km. Nežinau, ar to naudosim, vis tiek daugiausiai važinėsite normal režimu. Va įsijungiu normal režimą, apie jokį sportą ar dar kažką čia nėra nei kalbos, bet važiuojant ant normal režimo, jūs būsite greičiausiai gatvėje, nes jau užtenka per akis tokiam smagiam automobiliukui. Man gera nuotaika su juo važiuoti, nežinau, man jis labai patinka. Ir aš labai galvojau, kad čia mes turėsim, kaip lietuviai mėgsta pavadinti, kibirą. Garso izoliacija, aišku, nėra kažkokio aukščiausio lygio, bet man jinai per daug ir nemaišo. To ir tikiesi iš mažo automobiliuko, kad čia nebus kažkoks stebuklas. Dabar mes pabandysime padaryti greitą startą ir visus aplenkti nuo starto. Aš nustebęs šitą automobiliuką, koks jis yra smagus. Bet jisai toks ir atrodo. Maža, man tokia, žinai, kas yra? Man, kai būna ten visokios miesto bitės, visokios, man šitas automobiliukas yra tokia miesto musė. Jis tokia, tokia greita, staigi, tokia bitė, tai jau turi būti galinga. O čia tokia musytė, jų tokia lekioja visur. Vėl sėdžiu E90 BMW, nes šį mėnesį skiriame E serijos BMW modeliams dėl to, kad OBD11 pagaliau leidžia įjungti ar išjungti paslėptas E serijos BMW modelių funkcijas. Tai šiandien noriu padaryti vieną paprastą dalyką. Kaip žinia, visų automobilių spidometrai meluoja. Jie rodo šiek tiek didesnį greitį. O aš noriu padaryti, kad šio BMW skydelis rodytų tiksliai tokį greitį, kokiu realiai mes ir važiuojame. Dabar prisijungiau OBD11 prietaisą prie šio automobilio OBD jungties. Įsijungiu OBD11 aplikaciją, nueinu į vieną paspaudimo aplikacijos, susirandu norimą funkciją, tai šiuo atveju sureguliuoti greitį, kurį rodo skydelis ir tiesiog nusistatau norimą nustatymą. Viskas labai paprasta. Jeigu norite įjungti ar išjungti paslėptas funkcijas savo automobiliams, tai žinokite, kad tai galite padaryti su OBD11 diagnostika. Geriausiai šis prietaisas veikia su visais Volkswagen Audi grupės automobiliais, kurie turi OBD jungti, ir su BMW nuo 2008 metų. Tai dabar įeina ir E serijos kėbulai. O jeigu perkate OBD11 prietaisą obd11.com elektroninėje parduotuvėje, tai neužmirškite pasinaudoti nuolaidos kodu GAZAS dugnas ir šitai prietaisą įsigysite 10% pigiau. Amerikoje sustojom degaliniai ir mums davė raktą ir kaip raktų pakabukas buvo prikabintas langų skysčio bakelis. Tai va nepamestum tik. Tai va Fiat 500 raktelis labai puikiai tiktų degalinės tualeto raktų pakabuko funkciją atlikti. Šiaip įdomu, kad automobilis, kaip ir ant popieriaus, nėra ypatingai galingas. Ten 116 ar 118 arklio galių, bet važiuojant mieste jis atrodo nerealiai greitas. Šiaip iki 100 jis įsibėga per 9 sekundės, bet vis tiek 220 Nm ant priekį varomos ašies, tokio dydžio automobilių yra daug. Ir nuo sankryžos greičiausiai visada pajudėsite pirmas. Aišku, jeigu nebijosite paspausti gazo pedalą. Taip, turim 3 režimus. Normal, tada Range'as ir tada Sherpa. Nu tai Sherpa jums viską išjungia, kad jūs nuvažiuotumėt maksimaliai daug. Įdomu, kad išjungia net ir jūs pačius. Jo, bet aš įtariu, kad Sherpa jungsite tik tada, kai bijosite, kad jau nebedavažiuosite iki krovimo stotelės. Visada įsijungtų. Mes vis tiek važiuosim normal režimu. Ir mane labai nustebino gerai veikianti regeneracija šitam automobilyje. Ir dar kas mane labai nustebino, tai man patiko pakaba. Paulius, man atrodo, jau pasakė, kad netrodo su šito automobiliu, kai važiuoja, kad važiuoja su kažkokia taburetė. Jis ne per kietas, viskas pakankamai gerai. Ai, tai vis tiek mažiau automobiliai, žinai, kas smagus, tokias jie važiuoja. Sako, musė, mato tokia grinai musė.
kur nors greitai pranert, kažkur prisiparkuot, greitai gali patogiai, manevruot visur labai patogiai. Nu, mieste labai smagus tokiu automobiliuku važiuoti. Ir kas svarbiausia, jis atrodo greitas. Šitas elektrinis motoras šitam automobiliui tinka daug labiau, negu būtų koks nors įkištas 1 litro 3 cilindrų, koks nors ten benzinas barškantis, tarškantis. Jeigu norit važiuoti į tolimą kelionę, viskas ok, jūs nusipirkit didesnį, patogesnį automobilį su galingesniu varikliu. Bet jeigu norit patogiai ir ganėtinai komfortiškai važinėti mieste ir jums nereikia didelio automobilio, tai reikia rinktis va tokį nedidelį Fiat 500 arba kažkokį analogišką modelį su elektrinė pavara. Ir jums bus tikrai daug smagiau jį vairuoti kasdien. Tik tiek, kad toks nedidelis trūkumas, kad pagal tai, koks šitas automobilis yra smagus, manevringas ir greitas, vairas galėtų būti jautresnis. Galėtų tiesiog greičiau įsireaguoti vairo pasukimą. Šitie Fiatai būna ne tik su 42 kWh baterija, yra ir versija su mažesnė baterija, bet aš nežinau, ar jau norėčiau šiais laikais rinktis versiją su mažesnė baterija. Aš manau, kad šita Fiat 500, elektrinė Fiat 500 versija yra pats geriausias pasirinkimas. Ir jis priima visai dar neblogą greitą krovimą. Jeigu neklystu, jis priima iki 80 kW greičio, jeigu krausti iki 80%. Tai ką čia pusvalandis? Tai pasikrausit iki nuo 10 iki 80%, aš manau, kad pasikrausit per maždaug 25 minutės greito krovimo stotelį. Sulėtės šiek tiek. Žiūrėkit, šitas elektromobilis atitinka visus šiuolaikinius standartus. Gerai, bičiuliai, o mes pereinam prie vertinimų, kuriuos pristato Mobirė. Kartais net neverta pirkti automobilio, o labai paprastai jį sunuomoti ir nesukti galvos. Tam dalykui yra mobirė.lt. Gerai, o dabar kalbant apie būtent šio Fiatuko išvaizdą, aš galvoju, man jis labai simpatiškas, aš jam žinok nepagailėsiu 10. Aš irgi nepagailėsiu 10. Tik dar, žinai ką, prieš dar dalinant balus noriu pasakyti vieną išvadą. Bet tik vieną. Vieną savo išvadą apie tokį automobilį. Jeigu aš pirkčiau mažą automobilį, aš būtinai ieškočiau tik elektros, nes tada jie važiuoja smagiausiai. Tai va, visiems patarimas, ačiū Izidoriau jums už patarimą. Ir toliau dabar... 50 eurų iš jūsų. Vidus, viskas gerai su to vidum. Aišku, kokybė čia nebūsiu Mercedesas. Man nepatiko krypčių parinkimo mygtukų. O man, kokias tu? Tiek trūksta kokybės medžiagose. Nu tai tiek kainuoja automobilis tokios klasės. Dizainas. Man patiko, kad sėdynės iš perdirbto plastiko. Dviratis tilpo į bagažinę. Dviratis tilpo į bagažinę. Dėl ko duosiu 9. Gerai, sutinku. O emocija? Jis turi daug. Jis važiuoja kaip greitesnis automobilis. Ir tas mažumas tam duoda tam jausmui, žinai. Tai aš jam už emociją duosiu 9. O kas tau? Ai, vairas šiek tiek. Taip, sutinku. 9. Kainas mes su Pauliu labai ginčiamės, nes 20 000 eurų už tokį naudotą automobilį būtų patraukli kaina, bet Paulius tada sugalvojam labai greitą konkurentą. Volkswagen ID3. Taip. Nusipirksite senesnį automobilį už tos pačius pinigus, bet nusipirksite didesnį, aukštesnės klasės automobilį su didesnė baterija ir visom techniniam savybėm geresnė. O dėl baterijos tai drąsiai nesakyk. O kodėl? Taigi, čia kiekvieno pasirinkimas vėlgi, ar naujesnis, ar senesnis už tą pačią kainą, nežinau. Už kainą duosiu tiesiog 9. Gerai, kaina tikrai gera, kaip už tokį automobiliuką, tikrai man labai patiko, 9. Ir toliau, įdomu, kaip lietuviai vertina tokį netradicinį mažą automobiliuką, atrodo viskas, ane? Gražus, pažiūrėk, kaip spalvytė maloniai keičiasi. Geras, simpatiškas automobilis, visą laiką jums pakels nuotaiką. Ir pažiūrim, pas mus į Instagramą jūs atėjote ir atidavėt balą šiam puikiam elektriniam automobiliukui. O balas yra štai toks. Ir mūsų Gediminas, žinai, kad pasikrauna elektrą irgi jau. Ir mūsų, ir jūsų. Visų. Gediminas, aš pastebėjau, kad jisai kartais dirbo paromis. Ir mums žmona išdavė paslaptį, pasirodo, jis būna pajungtas rozetę. Ne, pas 106 kWh, man atrodo, baterija. Jo. Sakė, 3 dienų. Ne, sakė, jau šiek tiek degradavus, nes per ilgai laiko, visą laiką krovimo laiko, visą laiką krauna ir sėdo labai baterija. O tai gedas, matai, dabar sakė, likę maždaug 80 km. Ai, va, dėl ko jisai saulės bateriją susistatė. Jo. Bet jisai, matai, neperka. Dažniau reikia krauti. Bet jisai, kad dar... Įpročio krautis per dažnai, dabar reikia dar dažnai. Jo, bet jisai, kadangi, matai, nenori, kad degraduotų dar labiau, tai jisai krauna visą laiką iš paprastos rozetės, kad nedegraduotų. Nes greitas krovimas kenkia baterijom, tai gedas taupo save. Gerai, ir Gediminas suskaičiavo įvertinimą šiam Fiatui ir galutinis balas šiam 500, bet 500 atrodo turėtų toks didelis būtų, ne? Yra štai toks. Ačiū visiems, bičiuliai, kad buvote kartu šį sekmadienį. Užeikite pas mus į Instagramą, į mūsų YouTube'ą, Facebook'ą, visur ir ten susitiksim bet kada. O šiandien atsisveikinam, iki. Iki.
Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.